pavyzdys mūsų tikriesiams studentam, kaip reikia eiti į paskaitas, kaip reikia nevėluoti ir aš galvoju, tikrai mes jūs visą laiką rodysim kaip pavyzdį. Be galo malonu čia visus matyti ir ypatingai svarbi mums diena, todėl kad atvyko pas mus vienas iš geriausių Indijos ajurvedos gydytojų, profesorius Šauchanas Partapas. Jis yra, gal aš nepasakosiu visko, nes mes turime čia taip pat atstovę iš Lietuvos ajurvedos akademijos, kurios vienas iš įkūrėjų taip pat yra ir profesorius Šauchanas Partapas. Ir negal visas smulkmenas papasakos. Man labai norėtųsi daug ką pasakyti, bet aš nenoriu linutės atimti. Ką? Kaip? Iš tikrųjų, aš gal pasakysiu taip, kaip čia tie atsirado indai mūsų universitete. Iškai, kada mes pradėjom kurti šitą fakultetą, sveikatos mokslo fakultetą, susimastėm, kas tai yra sveikata. Vat pasakykit, kas tai yra, apibrėžkit, kas tai yra sveikata. Būsena labai gerai. Kas dar ką pasakė? Turtas, pats brangiausias turtas. Iš tikrųjų, pasirodo, sveikatos apibrėžimas pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijoje atsirado tik tai 1978 metais. Tai buvo apibrėžta kaip social, physical and mental well-being. Tai yra socialinis, fizikinis, socialinė, fizikinė ir psichinė gerovė. Bet kada paskui daugiau pradėjom skaityti, pasirodo, čia Klaipėdos krašte sveikatos apibrėžimas buvo beveik prieš 100 metų apibrėžtas. Ir jie apibrėžė Vilhelmas Torasta Vidūnas. Vidūnas sukūrė visą sveikatos ideologiją. Tokį paaiškino, kas tai yra sveikata, kodėl jos reikia, kaip. Ir man buvo labai įdomu, iš kuris tas žmogus, tas iškintų, toksai žmogeliukas, taip gerai suprato. Pasirodo, jisai mokėjo sanskrito kalbą. Ir visa jo sveikatos ideologija buvo sukurta remiantis ajurvedos principais, senovės indų medicinos principais. Ir aš paskui smalsumo vedamas nuvažiavau į tą Indiją pažiūrėti, iš kur ten tie visos šaknys. Ir man labai pasisekė, nes aš pakliuvau į Šauchano Partapo institutą. Tai žmogus, kuris pats Indijoje sukūręs institutą, jis vadinasi Dživos institutas, ir tam institute jie užsiminėjo žmonių gydymu ir mokymu. Ir aš tam, taip sakant, vieną savaitę praleidom besimokindami, pamatėm, kad ten yra be galo daug žinių. Ir paskui sužinojau, kad yra tokia akademija, kuri būtent užsiminėja tuom, kad tas žinias iš Indijos į Lietuvą siunčia. Ir pas mus užsimezgė toksai geras ryšys, pasirašė mūsų Klaipėdos universitetas sutartį bendradarbiavimo su Dživos institutu ir pagal tą sutartį jau Šauchanas Partapas jau antrą kartą pas mus atvažiuoja. Ir jis yra skaitęs paskaitas per internetą tiesiai į mūsų universitetą. Aš galvoju, kad mes dar tokių dalykų padarysim. Aš per daug šneku matau, dabar noriu užleisti, Ajurvedos akademijos viena iš akademikių, Linutė, kad tai papasakotų. Labą dieną. Be galo malonu Jūs matyti. Man atrodo, kad Jūs esate tikrieji studentai. Jūs